Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yashodanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Govardhan Puja ki, Srila Prabhupada ki, Gaura Pramananda. Šiandien yra šventė didžiulė, Govardhana Puja, visame pasaulyje, Bhakti švenčia. Šiandien Dvarokoj bus rytoj, visi kviečiami ateiti šventę rytoj. Taip, o mes šiandien toliau skaitom Šrimad Bhagavatam, 4 giesmę, 28 skyrių. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Taip, tai šiandien mes skaitom toliau 28 skyrių, kaip Puranžana kitą gyvenimą gimė moterimi. Šiandien skaitom 53 tekstą. Apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, hitvamam pandam anvichan, bauma bogarato gata, apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, hitvamam pandam anvichnam, bauma bogarato gata. Prabhu? Apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, hitvamam padam anvichan, bauma bogarato gata. Apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, hitvamam padam anvichan, bauma bogarato gata. Mataji? Apismarasi chatmanam, avigyata sakham sakhi, hitvamam padam anvichan, bauma bogarato gata. Gerai, pažodinis vertimas. Apismarasi. Ar prisimeni? Čia. Taip pat. Atmanam. Super siela. Avigyata. Nežinojimą. Sakham. Drauga. Sakhi. O draugė. Hitva. Palikęs. Mam. Mane. Padam. Padėties. Anvichan. Trokšdamas. Bauma. Prie materialių. Bhoga. Malonumu. Rataha. Prisirišęs. Gataha. Tu tapai. Šrilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Šrila Prabhupada ki. Brahmanas kalbėjo toliau. Mielas draugė, nors iškart manęs nepažinai, argi nepameni, kad praeitie turėjai artimą draugą. Deja, tu palikai mane
ir nutarė vienas ieškoti laimės materialiame pasaulyje. Komentaras. Bhagavad Gitoj 7 skyriui 27 posme pasakyta: Iča dviešą samudhena dvandamohina bharata sarva bhutani samoham sargyjanti parantapa. O Bharatos eini Arjuna, o priešo nugalėtojau. Visos iš šį pasaulį atėjusios gyvosios esybės patenka į troškimo ir neapykantos priešybių gimdamos iliuzijos gniaužtus. Posmas paaiškina, kad gyvoji esybė patenka į materialų pasaulį. Dvasinėme pasaulyje nėra nei priešybių, nei neapykantos. Norėdamas patirti visą augančią palaimą, aukščiausias Dievo asmuo įsikūnė įvairių kategorijų skleidiniais. Varaha Puranoje pasakyta, kad viešpats įsikūnė Višnu tatvą, svamša skleidiniu, bei savo ribinę energiją, vibhinna mašą, gyvąją esybę. Šiai kategorijai priklausančių skleidinių, tai ir gyvųjų esybių, yra nesuskaičiuojama daugybė, lygiai kaip yra nesuskaičiuojama daugybė saulės šviesos dalelių, saulės skleidinių. Vibinamšos kategorijai priklausantis ribinę viešpatės energiją sudarantis skleidiniai yra gyvosios esybės. Kai gyvosios esybės panūsta patirti malonumą, jų sąmonė tampa priešybių kovos vieta ir ją užnuodija neapykanta viešpatės tarnystei. Taip gyvosios esybės patiria nuopolį ir atsiduria materialiame pasaulyje. Prema Vivartoje pasakyta: Krishna Bahimukhahana Bhogavančakari Nikatasta Majatari Džapatya Dari. Prigimtinis kiekvienos gyvosios būsybės būvis yra transcendentinė meilės tarnystė viešpačiui. Tačiau, kai gyvoji esybė užsimano tapti Krišna ir jį pamėgdžioja, ji nupuola į materialų pasaulį. Krišna aukščiausias tėvas, jo meilė gyvai esybė yra amžina. Kai gyvoji esybė nupuola į materialų pasaulį, aukščiausias viešpats lydi ją įsikūnijęs svamšos skleidiniu, paramatma. Taip gyvai esybei išlieka galimybė kada nors sugrįžti namo atgal pas Dievą. Piknaudžiaujanti savo nepriklausomybę, gyvoji esybė atmeta tarnystę viešpačiui ir imasi džiaugsmo subjekto materialiame pasaulyje vaidmens. Kitaip sakant, gyvoji esybė atsiduria materialiame kūne. Užuot pasiekusi aukštą padėtį, apie kurią svajojo, gyvoji esybė nubloškiama į gimimų ir mirčių verpetą. Ir gimsta tai žmogumi, tai pusdieviu, tai kate, tai šunimi, tai medžiu ir tai be galo. Taip gyvoji esybė išsirenka savo kūną iš 8,4 milijonų gyvybės rūšių ir ieško džiaugsmo, išbandydama įvairius materialius malonumus. Tačiau supersielai nepatinka šie gyvosios esybės siekiai, todėl ji ragina gyvą esybę atsiduoti aukščiausio Dievo asmens valiai. Jei gyvoji esybė įvykdo viešpatės valią, jis imasi rūpintis ją asmeniškai. Tačiau, nenusiplovusi materialių troškimų sutepties, gyvoji esybė negali atsiduoti aukščiausiam viešpačiui. Bhagavad Gitoj 5 skyriui 29 posme viešpats sako: Bhoktaram jagya tapasam sarvalokam maheshvaram suhrydam sarva bhutanam džatvamam šantim ryčati. Išminčiai žinantis, kad aš esu galutinis visų aukojimų bei asketiškų žygių tikslas, visų planetų ir pusdievių aukščiausias valdovas ir palankumo visoms gyvosioms esybėms kupinas geradaris, išsivaduoja iš materialių kančių ir pasiekia dvasios ramybę. Aukščiausias viešpats yra geriausias visų mūsų draugas, tačiau tas, kuris kūrė savo planus, kaip surasti laimę ir todėl susinarplioja materialios gamtos gūnų tinkluose, negali pasinaudoti jo pamokymais.
kūrimo metu gyvosios esybės įgyja įvairius fizinius pavydalus pagal praeities troškimus. Tai reiškia, kad visos gyvosios formos ir rūšis buvo sukurtos vienu metu. Darvino teorija, kuri teigia, kad kūrimo apyaušrėje žmogus neegzistavo ir atsirado gerokai vėliau ilgalaikės evoliucijos procese, yra tiesiog absurdiška. Iš vedų tekstų žinome, kad pirma sukurta būtybė visatoje buvo viešpats Brahma. Viešpats Brahma buvo pajėgus imtis tokio atsakingo uždavinio, kaip materialiame pasaulyje mūsų supančios įvairiovės sukūrimas, todėl kad buvo apdovanotas nepaprastomis mąstymo galiomis. Gerai, dabar pasimelsim. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yane Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Sva Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijanat Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakana Vishtam Cha He Krishna Karuna Sinho Dinabango Jagatpati Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancha Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabuni Sute Devi Pranamami Hari Pri Vanchakalpaturubhashya Kripa Sudureva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Taip, dar kartą paskaitysim sanskritą ir vertimą. Apismarasi Chatmanam, Aviyagna Sakham Saki, Hitvamam Pandam Anvichan, Bauma Bogarato Gatah. Brahmanas kalbėjo toliau, mielas draugė, nors iškart manęs nepažinai, argi nepameni, kad praeitie turėjai artimą draugą, dėja tu palikai mane ir nutarei vienas ieškoti laimės materialiame pasaulyje. Taip, tai čia yra pasakome gan ilga istorija, kaip karalius Puranžana tapo moterimi. Kaip tapo, čia tam tikri momentai. Ir čia iš tikrųjų yra aprašomas labai stiprus prisirišimas prie Puranžano karaliaus žmonos. Ir jis labai kenčia kitą gyvenimą ir gauna moters kūno formą. Ši forma, iš tikrųjų moters kūno forma, jinai yra žemesnė nei vyro kūno forma. Kodėl? Vyro kūne gyvoji esybė jinai gali lengviau užsiimti dvasinę praktiką. Moters kūne irgi galima praktikuoti, bet jeigu mes priimsim prieglobstį, būdamos moters kūne, pavyzdžiui, pas išaukštintą asmenybę, tada, būdama moters kūne, jinai irgi gali progresuoti. Ir jeigu vyras, pavyzdžiui, yra išaukštinta asmenybė, tai tada yra dviguba nauda. Kodėl dviguba? Nes moteris gauna prieglobstį ir rezultatus. Ką reiškia gauna rezultatus? Tai gauna tuos rezultatus, kuriuos gauna ir vyras. Ir ta prasme, jo žmona irgi gauna tuos rezultatus. Ir čia yra aprašoma Vidabros dukra, kuri tarnavo savo vyrui, kuris buvo tyras atsidavęs, ir tai iš tikrųjų yra išaukštinta asmenybė. Ir čia yra aprašomas paskutinis gyvenimo etapas, kada jis priėmė vanaprastą. Tai yra, sekė paskui jį žmona į mišką. Ir jie nesiskyrė
o kartu praktikavo dvasinę praktiką. Ką tai reiškia? Nežiūrinti tai, kad jį tarnavo pilnai su visų atsidavimu jam, jie fiziškai buvo arti vienas kito, bet tarp jų nebuvo jokių materialių norų, tarp jų nebuvo jokio to tokio fizinio potraukio, fiziniam lygmenį. Ir visai nesvarbu, kaip sakoma, kad moteris yra ugnis, o vyras yra degutas. Ir čia šioje situacijoje tai visiškai neturėjo reikšmės. Kodėl? Kada yra išaukštinta sąmonė, tada nėra susidomėjimo jokia materialia veikla. Ir kada vyras paliko kūną, kadangi žmona jinai buvo, turėjo prieglapstį prie vyro, tai vyras buvo jai kaip dvasinis mokytojas ir iš tikrųjų jinai labai išgyveno, verkė ir netgi buvo pasirengusi eiti į laužą paskui vyrą. Senovėje moteris eidavo paskui vyrą į laužą tam, kad jos ir apsivalydavo taip ir nenorėdavo būti suteptos ir norėdavo kartu išeiti su savo vyru. Dar visai neseniai buvo išlikusi ta tradicija, bet kaip žinom, Kali Jugoje viskas labai iškrypsta ir tradicijos yra iškrypusios. Tai va, jinai nežinojo, ką daryti ir kaip be jo tiesiog gyventi. Ir pas ją buvo labai stiprus pasimetimas, nes iš tikrųjų tai yra labai natūrali žmogaus būsena, kai kūną palieka mūsų artimas giminaitis. Mes išgyvenam dėl to, mes kenčiam, jaučiam skausmą viduj, mums sunku palikti, atsisveikinti. Pati tą patyriau ant savo kailio, kai mano mama išeidinėjo. Realiai suvokiau, kad mama tai buvo tik tai mano mama, jinai buvo šitam gyvenime, bet kad jinai yra dvasinė siela. Ir tas suvokimas, filosofija Bhakti jogos iš tikrųjų man padėjo išgyventi mamos netekti, nes pas mane buvo labai stiprus ryšys su mama ir jinai davė labai daug meilės ir aš jaučiau, kad ta meilė, kaip vat sako, kad moters reiškia meilė savo vaikui, mamos meilė savo vaikui yra pati stipriausia šitam materialiam pasaulyje, tai yra dalelytė atspindys to iš dvasinio pasaulio, kokia turi būti meilė tarp Bhakto ir Krišnos. Tai šioje situacijoje, apie kurią mes kalbame, apie šitą tekstą, dvasingui žmogui tai irgi turi reikšmę, nes kodėl turi šiek tiek kitokią, nes jį palieka dvasinis mokytojas. Ką reiškia? Jisai tada labai stipriai viduj gedi ir tas gedėjimas jis nėra toks materialus, kaip yra pas mus čianai materialiam pasauliui, nes iš tikrųjų tas gedėjimas jisai primena mokiniui, kad jis turi vykdyti savo dvasinio mokytojo nurodymus. Ir tie nurodymai, kuriuos priima tuo metu, tai tampa jo gyvenimo dalimi. Ir tada prasideda dvasinio mokytojo nurodymų vykdymas, valia. Ir tas yra toksai labai stiprus ryšys su dvasiniu mokytoju, nes dvasinis mokytojas ką mums duoda? Dvasinis mokytojas mums duoda dvasinį gyvenimą, kelią kur? Kelią pas Krišną. Jisai mus veda, paima už rankos ir jisai mus veda. Ir sakoma, kad mes įsikimbam dvasinio mokytojo į dočio kamputį ir einam iš paskos paskui savo dvasinį mokytoją. Ir šioje situacijoje, kurią mes dabar aptariam, kai jos, reiškia, vyras paliko kūną, jinai buvo labai pasimetus ir tuo momentu, kas įvyko, tuo momentu prie jos priėjo Brahmanas. Ir kas tas Brahmanas? Kyla klausimas, kas tai? Brahmanas tai buvo pati supersiela, tai buvo Paramatma, kuri buvo priėmusi šitą, reiškia, pavidalą Brahmano. Ir iš pat pradžių jinai net neatpažino, kas tai. Ir tada supersiela kreipėsi į ją šiame tekste: mielas draugė, nors iškart manęs nepažinai, argi nepameni,
kad praeitie turėjai artimą draugą, dėja tu palikai mane ir nutarei vienas ieškoti laimės materialiame pasaulyje. Ir čia supersiela, jinai kreipiasi į ją ne kaip į žmoną, ne kaip į moterį, bet kaip ir sielą. Ir primena jai, kas jinai yra. Ir kreipdamasi, argi nepameni, kad praeitie turėjai artimą draugą. Tai yra kažkada, tai mes visi turėjome draugą ir su kuria visą laiką turėjom galimybę būti kartu, būti laimingais, jausti tą pilnatvę ir tam tikrų momentų mes palikome savo geriausią draugą. Ir čia komentarė Šrila Prabhupada sako, kaip atsitinka taip, kad siela patenka iš dvasinio pasaulio čia į materialų pasaulį. Ir čia kalba yra apie sielos prigimtį ir apie tai, kaip švari, dar tyra dvasinė siela, kuri priklauso Krišnos aukštesniai energijai, jinai papuola į tuos priklausomybės spąstus nuo materialios iliuzinės energijos. Tai yra, kur visada egzistuoja dvilypumas, kur egzistuoja skirstimas, geras blogas, priešas draugas. Bet ir mums dažnai atrodo, kad tai yra įmanoma, kad yra neįmanoma mums, taip atrodo, kad mums neįmanoma išeiti iš dvasinio pasaulio. Ir nes tu turi viską, ko reikia, ko sielai norisi. Bet mes matome, galime paimti pavyzdį kaip Krišnos sąmonė, kai mes ateiname į Krišnos sąmonę ir gauname žinias ir gauname įrodymus apie sielą, mes tada įsikvepiam ir mums ateina toks momentas, kai mes norim tiesiog palikti visus tuos prisirišimus materialiam pasauliu, apie tai negalvoti, bet po kažkiek tai laiko matom, kad tas mūsų vidinis ryžtingumas, kurį mes visą laiką turėjom, jis kažkaip silpsta, jisai mažėja. Ir nežiūrinti tai, kad viešpatės valia ir noras yra gražinti mūsų dvasinį pasaulį, jisai nori, kad mes grįžtumėm atgal pas jį. Ir viešpatės tas noras jis nori, kad mes amžinai liktumėm su juo ir jisai nedaro nieko, kas nepriklausytų iš tikrųjų nuo mūsų pačių norų. Tai yra mūsų noras, jisai išsipildys. Krišna mums duoda, paprastai jisai duoda mums viską, ko mes norime ir tai yra mūsų pasirinkimas ir jisai visą laiką tenkina tuos mūsų norus, bet jisai ką duoda? Jisai duoda galimybę mums rinktis. Mes galim visada pasirinkti, kokį kelią mes pasirinksim. Ir kadangi viešpats jisai linki visiems gėrio, todėl tokiu būdu, jeigu žmogaus, pavyzdžiui, noras yra materialus, bet vis tiek yra aukščiau ir vėliau žmogus anksčiau ir vėliau jisai vis tiek atsisako tų materialių norų, nes anksčiau ir vėliau jisai vis tiek papuls į dvasinį pasaulį. Ir kadangi gyvąją esybę visą laiką lydi supersiela, draugas, kuris čia aprašyta šitam posme, siela jinai turi galimybę susivokti ir pradėti tą naują grįžimo procesą į dvasinį pasaulį. Ir čia komentarė rašoma, Varaha Puranoje pasakyta, kad viešpats įsikūnė Višnu tatvą svamšą skleidiniu bei savo ribinę energiją, vibhinamšą, tai yra gyvąją esybę. Ir čia paaiškinama, kad iš vienos pusės mes nesiskiriam nuo viešpatės, o iš kitos pusės mes esam atsiskyrę nuo jo. Ką reiškia nesiskiriam nuo viešpatės? Kokybės prasme mes esam tapatus kaip ir iš dalies. Pavyzdys, jeigu mes paimsim vandenyną, vandenyno okeaną, tai vandenyno okeanas tai yra pats viešpats,
O mes esam vandenyno okeano lašeliai, dalytės. Tai kokybės prasme mes esam ta patys Viešpačiui. Mes esam tas lašelis, Šišinitai Gaura Sundarakiai Džai. Mes esam tas lašelis esantis vandenyne. Tai reiškia, kokybės prasme mes esam ta patys Viešpačiui. Bet kiekybės prasme, kas yra vandenynas, okeanas, tai yra, jis yra begalinis. Mes jo negalim apriepti, negalim pačiupinėti, taip ir Viešpats. Jis yra beribis ir mums kartais yra net nesuvokiamas. Ir iš vienos pusės mes nesiskiriam nuo Viešpatės, o iš kitos pusės mes atsiskyrę nuo jo. Ir dabar toliau čia yra rašoma, šiai kategorijai priklausančių skleidinių gyvųjų esybių yra nesuskaičiuojama daugybė, lygiai kaip yra nesuskaičiuojama daugybė Saulės šviesos dalelių, Saulės skleidinių. Ir toliau, Vibhimamšos kategorijai priklausantis ir ribinė Viešpatės energiją sudarantis skleidiniai yra gyvosios esybės. Ir ką reiškia ribinės, kodėl mes esam priskiriami tai ribiniai energijai Viešpatės. Nes Viešpatės ta vidinė energija yra vidinė ir išorinė. Išorinė tai yra mūsų tas materialus pasaulis, kuriame mes esame, o ribinė, kodėl ribinė? Nes gyvoji esybė pagal savo norus ir savo pasirinkimus, jinai gali pereiti iš šio materialaus pasaulio į dvasinį pasaulį. Ką tai reiškia? Mes galime būti ir materialiam šitam pasauliui, ir dvasiniam pasauliui. Kodėl, pavyzdžiui, pusdieviai jie labai norėtų atvykti į mūsų planetą, nes yra čia galimybė praktikuoti ir tu turi pasirinkimą. Pusdieviai, jie antiek mėgaujasi, antiek gerai gyvena, kad jie negali dvasiškai tobulėti. Iš tikrųjų Viešpats savo nepriežastinę malonę mums duoda pasirinkimą. Ir jūs pagalvokit, mes turim galimybę rinktis, kaip mes gyvensim. Ar gyvensim šitam materialiam pasauliu, ar dvasiniam. Mes eisim pas Krišną ar ne. Tai mūsų pasirinkimas. Ir pagalvokit, nes mes gyvosios esybės netgi esam priskiriamos prie šitos ribinės energijos. Ribinės tai reiškia, kad mes galim eiti arba likti šitam materialiam pasauliu, suktis gimimo ir mirties rate, arba mes galim eiti į dvasinį pasaulį. Tai įsivaizduokit, kokia tai yra malonė. Kokia tai yra malonė. Toliau. Gyvoji esybė užsimano tapti Krišna ir ji pradeda mėgdžioti ir papuola į materialų pasaulį. Mėgdžioti Krišną, ką tai reiškia? Būti besimėgaujančių ir kontroliuojančių. Bet tai iš tikrųjų gali daryti tik Krišna. Bet mes antiek norim viską kontroliuoti, reguliuoti ir mes antiek norim mėgautis. Tas noras būti dėmesio centre tarp aplinkinių ir savo protę laikyti save kažkokia tai ypatinga asmenybė. Ir materialiam pasaulyje visi kūnai, kaip čia pasakyti, visi kūnai, galim sakyti, aš taip grubiai pasakysiu, yra iš tos pačios tešlos. Ir mes, kaip mes besistengtumėm atrodyti geresniais prieš kitus ir kad kiti tai kažkokie tai menkesni, kažkokie tai prastesni, bet mes tai jau geresni. Bet mums tai nepavyksta. Mes vis tiek liekam prie tų ale blogesnių kaip ir kiti. Ir tai yra realizacija, jeigu dvasinėme gyvenime tai suprantame ir mes nesistengiame atrodyti geriau, nei iš tikrųjų esam, tada mes galim geriau atlikti ir atsidavimo tarnystę ir negalvoti, kad mes esam kažkokie tai geresni nei kiti. Ir toliau komentarė Šrila Prabhupada rašo. Taip. Krišna, aukščiausias tėvas, jo meilė gyvai esybei yra amžina.
Ir kai gyvoji esybė nupuola materialų pasaulį, aukščiausias viešpats lydi ją įsikūnęs svamšos kleidiniu, paramatma. Ir taip gyvąją esybę išlieka galimybė kada nors sugrįžti namo atgal pas Dievą. Tai yra šitos pastangos, mūsų pastangos už tą geresnę padėtį po saulę priveda žmogų į tai, kad iš tikrųjų kas įvyksta. Pa žmogų aptemsta protas, aptemsta sąmonė ir šitie dalykai, tie vidiniai norai, jie yra antiek stiprus, kaip stipri jėga, jinai veda mus į priekį. Ir todėl gyvenimo pabaigoje kiekviename kūne, kiek mes gaunam tų kūnų, mes vėl esam priversti gimti, vėl priversti esam atsirasti šitam samskaros rate, gimimo, mirties rate ir kad mes galėtumėm pratęsti savo norų realizavimą. Tačiau Dievas jis visą laiką mums suteikia galimybę ir mes realiai nesuvokiam, koks viešpats jis, koks yra maloningas mums. Ir toliau yra komentaras. Taip, bandau surasti. Gyvoji esybė išsirenka savo kūną iš 8 400 000 gyvybės rūšių ir ieško džiaugsmo išbandydama įvairius materialius malonumus. Ir iš tikrųjų ne viešpats mus verčia gimti čia šitam materialiam pasauliu, o mes patys pasirenkam. Mes norim, mes išsirenkam savo patys kūną, kurį turim pagal savo norus ir kažkokiu tai būdu tie mūsų norai antiek yra stiprus, nes mes norim tenkintis ir nors mes iš tikrųjų turim daugybę pasirinkimo galimybių ir mūsų protas, jisai yra labai užterštas ir mūsų protas gali nuvesti mus iki tam tikrų dalykų. Pavyzdžiui, mes norime, tarkim, mes norim skristi, jo. Mes norim skristi, pajausti laisvės pojūtį, kaip yra nuostabu, aš esu laisvas, nepriklausomas nuo nieko. Ir kas iš to gaunasi? Kitą gyvenime mes gausim paukščio kūną. Mūsų norai, mūsų tie norai, prie ko jie gali mus privesti. Ir mumise esantis norai rodo tai, kad mūsų protas taip stipriai yra užterstas ir įsivaizduokit, ir nėra jokių apribojimų tame mūsų noruose. Ir šios norus, iš tikrųjų, šitos visus materialius norus mes negalim patenkinti. Jie yra labai stiprus. Kiek mes begautumėm, ką mes bedarytumėm, mes gaunam tą, mes gaunam aną, mes vis tiek viduj nesijaučiam patenkinti, nejaučiam tos pilnatvės. Nes norai, jie yra begaliniai. Ir jų patenkinti šitą materialiam pasauliu tiesiog neįmanoma. Ir jau kai žmogus prieina prie tokios būsenos, kai jisai suvokė, kad viskas, aš negaliu realizuotis, aš gaunu tą, gaunu aną ir aš vis tiek nesijaučiu šitam materialiam pasauliu laimingas ir tada žmogus ką pradeda daryti? Jisai pradeda žiūrėti į savo vidų. Žiūri į savo vidų ir viešpats, jis tiek yra maloningas, kad jisai atkreipia dėmesį ir jisai nurodo, pradeda rodyti kelią į mus. Ir čia toliau komentarė yra rašoma. Tačiau supersielai nepatinka šie gyvosios esybės siekiai, todėl ji ragina gyvąją esybę atsiduoti aukščiausiojo Dievo asmens valiai. Jei gyvoji esybė vykdo viešpatės valią, jis imasi rūpintis ją asmeniškai. Tačiau nenusiplovusių materialių troškimų sutepties, gyvoji esybė negali atsiduoti aukščiausiam viešpačiui. Ir ką tai reiškia? Reiškia, kad mūsų praktikos pradžioje procesas dvasinio gyvenimo labai yra svarbus apsivalymo procesas.
jis netgi yra svarbesnis nei atsidavimo. Kodėl pradžioje svarbesnis apsivalymas? Nes iš principo atsiduoti neįmanoma. Kodėl neįmanoma? Nes atsiduoti gali tik tai labai aukštam lygyje esantis bhaktai. Tai yra Brahma būta lygyje, kai nebėra jokių materialių norų, jokių prisirišimų. Tai yra visiškai mūsų nejaudina materialūs dalykai. Ir tokiam bhaktui jau nebereikia savęs riboti, atsisakyti kažko tai, to ar nuo kažkokio kito dalyko. Tiesiog jam to nebereikia. Ir toliau Šrila Prabhupada pateikia šitam komentarė ištrauką iš Bhagavad Gitos, 5 skyriaus 29 posmo. Bodhktaram jagya tapasam sarvalokam mahishvaram suhrydam sarva bhutanam džatvamam šantim ryčiati. Išminčiai, žinantis, kad aš esu galutinis visų aukojimų bei asketiškų žygių tikslas, visų planetų ir pusdievių aukščiausias valdovas ir palankumo visoms gyvosiams esybėms kupinas geradaris, išsivaduoja iš materialių kančių ir pasiekia dvasios ramybę. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad čia materialiam pasaulyje niekas negali būti valdovu. Kas turi materialią sąmonę ir tas, kas turi materialią sąmonę, jisai negali mums padėti. Ir žvelgiant iš tos dvasinės pusės. Ir todėl dėti viltis, kad klestinti šeima, geras išsilavinimas, grožis suteikia mums tą garantiją, suteikia mums tą laimę, prieglobstį. Tai iš tikrųjų tai yra tik viena iš materialaus pasaulio iliuzijų. Ir palikti tai, todėl mes negalim palikti tai, mes norim būti geresniais, bet kaip mes besistengtume, tiesiog nesigauna. Mes esam tiesiog tokie, kokie esam, priimkime tai, priimkime save, kokiais mes esame. Geriau būti, tai reiškia, ką tai reiškia geriau būti? Aš esu, tas aukštesnis lygmuo, tai reiškia, kad aš atsisakau visų savo materialių norų. Ir ko aš atsisakau? Aš atsisakau savo materialaus kūno šauksmo. Ir kaip tai yra sunku, tai nėra taip paprasta. Kaip kūnas veikia. Tarkim, aš sėdžiu dabar, skaitau Šrimad Bhagavatam. Turiu problemų su sveikata. Ieškau priežasties, prašau Krišnos nurodyti kelią, rasti priežastį. Aš sėdžiu su jumis šneku. Ir vis tiek man kūnas primena, kad jis čia yra. Aš sėdžiu ir man dabar tirpsta kojas, tiesiog tirpsta kojas. Ir atrodo, aš koncentruojuosi, aš šneku iš širdies, jums sakau tai, ką Krišna man nori pasakyti, perduoti tą žinią, bet aš vis tiek jaučiu tą kūną. Nors aš atrodo nuvėju tas mintis, bet tai aš darau dirbtinai. Ir tas aukštas lygis, apie kurį aš dabar kalbu, tai yra tas lygis, kai viskas, šitie visi materialūs dalykai, ir prisirišimai, ir norai nebejaudina. Tai yra labai aukštas lygis. Ir kodėl aš sakau, kad žmogus pats to negali padaryti, nes įsivaizduokit, aš negaliu pasakyti, ei kojos, jūs baikit čia tirpti dabar. Jūs būkite sveikos, nes aš to noriu, būkit jūs sveikos. Bet aš negaliu to padaryti, nes tai yra virš mano galių. Tai gali padaryti tik tai Krišna. Nes jis yra galingas, jis yra virš visko. Ir kas davė mums šitą kūną? Kas davė jums šitos kūnus? Tai davė Krišna. Ir jeigu Krišna davė šitą kūną, jis iš tikrųjų davė šitą kūną ne tam, kad aš ar jūs visi tenkintumės. Krišna davė mums šitą kūną tam, kad mes grįžtumėm atgal pas jį. Ir mes turim suprasti, kad laimė šitam materialiam pasauliui iš tikrųjų jinai atneša tik kančias. Ir mes to įsitikiname per tam tikras gyvenimo situacijas ir kai suvokiam, tada mes turim sustoti ir tada mes iš karto mes galim gauti tą
palaikymą iš Krišnos, mes jaučiam tą palaikymą iš Krišnos, nes jis mums suteikia galimybę gauti tą tokį aukštesnį skonį, pasitenkinimą ir malonumą. Ir tada pilnai mes galime jam atsiduoti, bet vėlgi čia yra labai aukštas lygis. Ir toliau komentare Šrila Prabhupada rašo: tie, kurie išsivaduoja iš materialių kančių, jie pasiekia dvasios ramybę. Aukščiausias viešpats, jis yra geriausias visų mūsų draugas, tačiau tas, kuris kūrė savo planus, kaip surasti laimę, ir todėl susinarplioja materialios gamtos gūnų tinkluose, negali pasinaudoti jo pamokymais. Tai va, ką tik mes tai aptariam ir kas čia paaiškinama. Ką mes turim? Mes turim šventą viešpatės vardą. Mes turim Šrilos Prabhupados knygas, bet mes negalime to pilnai išnaudoti, nes mes esam susipainioję tarp šitų pinklių, iliuzijos pinklių, ir gamtos gūnos, jos vis tiek mus veikia. Ir išnarplioti gali tik tai iš šalies, tik tas, kuris yra labai patyręs. Tai yra, kas tai yra? Tai yra mūsų dvasiniai mokytojai. Bet mes turime tuo įsitikinti, mes turim tuo patikėti ir reikia tai įvertinti, kad tai iš tikrųjų yra autoritetas širdimi, mes tai turim pajausti, kad tai yra tikrai mūsų autoritetas ir kad mes tuo galim tikėti. Ir kai mes tai priimsim su didžiulė pagarba ir pasitikėjimu ir nuolankumu, tada pradės keistis mūsų gyvenimas. Ir kaip keisis, tai atsivers nauji dalykai ir dvasinis mokytis iš tikrųjų mus palaiko dvasiškai. Ir mes tada galim priimti jo pagalbą. Ir toliau yra komentaras Šrilos Prabhupados. Kūrimo metu gyvosios esybės įgyjo įvairius fizinius pavydalus pagal praeities troškimus. Tai reiškia, kad visos gyvosios formos ir rūšys buvo sukurtos vienu metu. Darvino teorija, kuri teigia, kad kūrimo apyaušryje žmogus neegzistavo ir atsirado gerokai vėliau ilgalaikės evoliucijos procese, yra tiesiog absurdiška. Ir jeigu mes apie tai esame girdėję, apie tą Darvino teoriją, tai mes iš tikrųjų visi labai ją senai pamiršom. Nes kodėl mes ją pamiršom? Nes mes skaitom Šrimad Bhagavatam, o Šrimad Bhagavatam yra aprašomas kūrimo procesas, kai buvo sukuriamas visos įvairių rūšių gyvosios būtybės ir kad kiekviena gauna tai, ko nori. Ir toliau Šrila Prabhupada komentarė, čia jau pabaigai. Iš vedų tekstų mes žinome, kad pirma sukurta būtybė visatoje buvo viešpats Brahma. Viešpats Brahma buvo pajėgus imtis tokio atsakingo uždavinio, kaip materialiame pasaulyje mūsų supančios įvairovės sukūrimas. Todėl, kad buvo apdovanotas nepaprastomis mąstymo galiomis. Ir šita iš tikrųjų paskutinė teksto dalis, jinai yra taip kaip ir nuo šalyje. Ir čia pasakojimas yra susijęs su supersiela ir siela. Ir siela, kuri atsiduoda savo paskutiniam gyvenimo etape, būtent kuri yra šiame kūne. Bet būtent apie tai ir kalba paskutinė dalis. Ir čia kalbama yra apie Brahma. Brahma, nors jisai yra ir labai galinga būtybė, jisai yra pajėgus atlikti labai atsakingą uždavinį, kurį jam skyrė viešpats. Tačiau tai dar nereiškia, kad Brahma, kad jisai yra laisvas nuo materialių norų ir dvilypumo. Pas jį irgi tai yra. Ir todėl nepriklausomai nuo to, kokiame kūne mes esam, skrusdėlytės kūne, dramblio kūne, Brahmos kūne,
kuris užima ten svarbų postą. Tai visiškai neturi reikšmės. Atsidavusieji, jie žvelgia vienodai, nes jie supranta, kad tai tik yra padėtis, kurią užima gyvoji būtybė, bet ta padėtis nieko nesako apie jo išaukštintą dvasinę padėtį. Ir anksčiau, kai egzistavo varnašrama dharma, ši žmonių padėtis atspindėjo būtent žmonių dvasinio augimo vystymosi tą lygį. Ir dabar visa tai jau yra prarasta. Ir mūsų padėtis dabar kaip ir neturi reikšmės. Ir tai, kiek mes savo padėtį panaudojam atsidavimo tarnystėje, iš tikrųjų tai parodo mūsų tą dvasinį lygį. Ir parodo tą mūsų lygį, bet ne padėtį, kurią mes užimame. Todėl paprastai bhaktai jie nori būti nepastebimi, neužimti kažkokios tai padėties. Ir tai nėra kažkoks tai melagingas kuklumas, tai yra labiau toks atsargumas, nepapulti į tas majos, į gamtos gūnų pinklės, kad nepradėtumėm didžiuotis tai savo pasiekimais dvasinėje plotmėje. Nes tai yra kas? Tai yra šalutiniai dalykai, kai mes gaunam, pavyzdžiui, pagirimus, kai mes gaunam padėtį, jeigu mes į tai negalime normaliai reaguoti ir pradedam reaguoti tai kaip į asmeninę sėkmę, tai tada mes negalėsim priimti, negalėsim užimti iš tikrųjų šitą padėtį ir priimti ir atlikti atsidavimo tarnystę. Priešingų atveju, ta prasme, jeigu mes pradėsim didžiuotis tai, ką mes dabar turim, taip, arba kokia yra padėtis pas mus šiuo metu, tai ta padėtis, kurią mes užimam, ji neatneš mums jokios naudos, nes tai, ką mes turim vertinti ir labai atsargiai tai žiūrėti. Nes užimti atsakingą poziciją yra labai svarbu, bet tai gali daryti tik tai tie žmonės, kurie iš tikrųjų turi tą tokią dvasinę brandą. Ir tai yra kas? Tai yra mūsų bendruomenės augimo procesas. Todėl aš tikiu, kad po kelių kartų viskas labai gražiai susidėlios, nes mes visi iš tikrųjų esam labai sėkmingi. Dėl to, kad mes esam čia ir dabar, mes esam tarp bhaktų, mes praktikuojam, kiekvienas, aišku, esam savo lygyje, bet praktikuodami gyvenimą iš gyvenimo, mes brandiname tą savo sąmonę, kelią, ėjimą link viešpatės. Apvalom tą mūsų užteršusią sąmonę, mūsų protą ir pamažu mes grįžtame pas viešpatį. Nes mes dabar esam tame kelyje, kad grįžti pas Krišną. Mes esam dabar šiuo metu teisingame kelyje. Todėl tokie dalykai kaip pasididžiavimas, egocentrizmas, susikoncentravimas tik į save, aš, mes turim keisti savo sąmonę ir šnekėti apie Krišną, šnekėti apie bhaktus, galvoti apie bhaktus, kaip jiem pasitarnauti, kaip jiem padėti. Ir Krišna tai mato, tai vertina ir jisai mato, jisai taip nori, kad mes grįžtumėm pas jį ir jisai mums visada padeda, visada ištiesia ranką. Tai va, šiandien tiek, Hare Krišna. Gal turit kokių pastebėjimų ar klausimų? Taip. O gal ten tas veikia mikrofonas, Eglė, pažiūrėk. Čia guli ant fisharmonijos. Pažiūrėk, ar veikia. Gal įjungti reikia. Taip, veikia. Hare Krišna, ačiū labai už tokią gilę ir įdomią paskaitą. Nespėjau net suvirškinti nieko, nes viską greitai ir taip gilu labai reikia. Bet jeigu per kokį jutubą, tai galima sustabdyti būtų, nes labai apgalvota, apmąstyti ir nežinau, gal man kilo 2 klausimai, bet nežinau, gal ir atsakei į tą klausimą, bet aš tiesiog jau biškį pasimečiau. Bet aš turėjau 2 klausimus. Ir pirmas buvo
vat pradžioj sakėt, kad vyro kūne yra žymiai lengviau praktikuoti ir moters kūne yra sunkiau tai daryti. Ir gal matosi, vat, kad yra daugiau ten, pavyzdžiui, pamokslautojų ten vyro kūne, ar ne? Bet vat, realiai praktiškai aš kiek pastebėjau, vat, visados šventyklose lankosi daugiau matačių. O pavyzdžiui, aš atsimenu, Ananda Vartinas Svamis davė kažkada paskaitą. Tai realiai 90% šitos publikos sudaro matažės. Ir man kyla toks kaip klausimas, kažkaip visiškai nesusiderina tie dalykai, kad atrodo lengviau praktikuoti vyro kūne, bet kažkaip Kali-jugai čia ar kaip, atrodo vyrų yra žymiai mažiau, kurie praktikuoja. Nes net ir matot brahmacharį ar ne, realiai nėra brahmachario. Visoje Europoje 100 maksimum. Kokiu, tiesiog įdomu, kaip taip yra. Realiai dėl ko taip lengviau vyro kūne. Ta prasme, čia jau yra labiau fiziologinė prasme, nes moteris yra pirmiausia, jos ten daugybę kartų emocionalesnės nei vyrai. Pas jos protas ir emocijas veikia vienu metu, kaip jungiklis, protas, jausmai, protas, jausmai, protas, jausmai. Jom yra sunku persijungti. Pas vyrus, kai yra įjungtas protas, jisai įsijungia intelektas ir viskas. Ir protas pas vyrą yra ramesnis. Nors dabar Kali-jugai vyksta tokie procesai, Šinte Gaura Sundara Kydžiai, kad dabar kai kurios moteris, jos yra ramesnės, o vyrai yra įsiaudrinę ir jie net negali kontroliuoti savo emocijų ir jausmų. Nors realiai, būnant moters kūne, yra sunkiau praktikuoti dėl daugelių dalykų. Dėl moters dharmos, dėl tų pareigų, kurias jinai turi nešti, jinai juk turi išnešioti kūdikį, jinai turi jį pagimdyti, jinai turi jį auginti ir taip toliau. Tai yra, dabar moteris viską daro iš savo tų resursų, kuriuos turi, kuriuos Krišna davęs yra moters kūne. Ta prasme, visą tą energiją, visą tą stiprybę, visą tą jėgą, kurią moteris turi vaiko išnešiojimui, vaiko pagimdymui ir auginimui. Tai dabar moteris ima tos resursus iš tos energijos ir jinai naudoja viskam šiais laikais. Ir karjeras daro moteris, ir daro tai, ką vyrai daro Kali-jugai. Ta prasme, dabar antiek viskas yra susipainioję, antiek dabar mes nežinom nei savo prigimčių, netgi pagal kūną mes nežinom, ką mes turim daryti. Mes antiek susinarplioję ir tos gamtos būnos yra antiek mūsų įtakoja, kad mes nesuprantam net apskritai, netgi dabargi kas vyksta Kali-jugai, dabar netgi nėra nei jis, nei ji. Taigi yra per vidurį, nėra net, yra belyčiai, žvaigždės, vakar skaičiau ten, kažkokią ten užkabino antraštę, kad reiškia žvaigždės vaikas, jo negalima nei moterišką, nei vyrišką lytim vadinti. Tai yra per viduriuką, belytis. Ta prasme, dabar tarp žvaigždžių tai yra populiaru labai. Tai ką čia reiškia, tai įsivaizduokit, o mes gyvenam tik Kali-jugos pradžioj ir jau dabar kokie vyksta dalykai. Tai jeigu mes net nesuvokiam, kokią atlieka funkciją moteris, kokią atlieka funkciją vyras, tai apie ką mes galim sakyti? Fiziniai plotmėjai vyrui yra lengviau praktikuoti dėl daugelį dalykų, moteriai yra sunkiau, nes mes viską kitaip priimam, mes kitaip reaguojam, emocionaliau, jautriau ir taip toliau. Tai čia ta prasme. Tai sakau, Kali-jugoj dabar, matai kaip, moterų daugiau, žiūrint kur dar, šiaip moterų daugiau, nes, vis tiek, tas, kas praktikavo praeitam gyvenime, kaip yra sakoma, tas, kas praktikavo praeitam gyvenime, užsiminėjo dvasinę praktiką, anksčiau ar vėliau, vis tiek jisai pradės nuo to taško, kuriame baigė, ir toliau jisai tęs tą dvasinę praktiką. Čia žiūrint, iš kokio taško pažiūrėsi, o taškų atsvaros yra labai daug. Kaip išėjo, kai tu, pavyzdžiui, praktikavai ir šiame gyvenime gavai moters kūną? Tu nežinai, gal tu buvai, pavyzdžiui, aš gavau moters kūną, nes aš gal praeitam gyvenime, būdamas prabudžis, buvau įsimylėjęs į kažkokią tai matą. Čia aš tokį spėjimą darau, nes tų variantų gali būti ten milijonai. Aš gal buvau įsižiūrėjęs į kažkokią matadžią, ne? Labai ją buvau įsimylėjęs ir negalėjau pasitenkinti.
Ir tą, ką aš mačiau, aš gavau tokį kūną, netgi panašų į tą matadžią, kurią aš buvau įsimylėjęs. Nu, aš čia tokią prielaidą darau. Čia tų priežasčių tai gali būti įvairiausių. Tai va, tai čia taip negali tiksliai atsakyti, va taip ir taip ir taip, pagal kažkokią tai konkrečią taisyklę, nes šitų variantų gali būti labai daug. Tai va. Aš turiu dar vieną klausimą, bet gal kažkas kitas norėtų paklausti. Klaus. Okay. Aš norėjau dar paklausti dėl tų troškimų, ten minėjai dėl tų, kad mes norim taip būti ten laisvi, tenais atskristi, dar ką. Ir aš galvoju, realiai, mes kiekvienas turim kažkokių tokių troškimų, ir tai yra visiškai normalu, atrodo. Ten, norėti ten, nežinau, tiesiog ramiai gyventi tenais, be jokių, ten, nežinau, tvarkingai ten dar, tiesiog įprasti tokie troškimai, atrodo. Bet, kaip juos padaryti, panaudojo Krišnos tarnystėje, nes mes negalim tų troškimų realiai pakeisti, kažkaip jie yra, tiesiog yra ir tai visiškai natūralus dalykas, kad jie yra. Mes negalim peršokti save, savo lygio ir panašiai, kaip tai pakeisti. Jo, geras labai klausimas. Jo, kaip tos savo troškimus transformuoti į tarnystę Krišnai. Man būna gyvenime akimirka iš savo realizacijų. Atrodo, noriu ir to, ir ano, ir kito, ir 10, ir 30, kaip ir visi mes kažko tai norime. Ir aš paimu šventraščius, paimu Šrimad Bhagavatam, mokausi. Ir mano protas, aš jaučiu, kaip mano protas visiškai atsijungia. Ta prasme, jisai tuo momentu atsijungia nuo materialių dalykų. Ir būdama čia su jumis, skaitydama šitą paskaitą arba žiūrėdama į Šrimad Bhagavatam, jeigu aš visą širdimi įsigilinu į Šrimad Bhagavatam, aš jaučiu, kaip aš atsijungiu ir man nieko nereikia. Ir aš tuo momentu jaučiu pilnatvę. Tai reiškia, Krišna yra čia ir jisai užpildo tą pilnatvę manyje. Ir man tuo momentu nieko nereikia. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Krišna mums parodo, kad skonis ir viską, ką mes galime gauti, tai yra dvasiniam lygyje. Iš materialių dalykų mes nepasitenkinsim. Todėl tai, ką mes darom, mes turim daryti tai dėl Krišnos, dėl bhaktų. Jeigu mes švenčiam gimtadienį, mes turim galvoti apie tą bhaktą, kaip jį patenkinti, kaip padaryti taip, kad jis būtų laimingas. Ir tai susijęti su Krišna, kad ta nuotaika būtų atsidavimo ir jam, ir man. Ir tų situacijų gali būti labai daug ir įvairių. Viską, ką mes darom, mums reikia stengtis transformuoti į tarnystę. Aš, pavyzdžiui, namie gerai plaunu grindis, man nepatinka plauti grindis, okei. Bet jeigu aš pradėsiu galvoti, kad aš plaunu dabar grindis, nes Krišnai, kad būtų Krišnai malonu būti čia pas mane, nes jeigu purvinos grindys, juk Krišnai nepatinka čia būti, čia purvas, čia ta magūna. Aišku, jisai nesusiliečia su ta materija užsiteršusia. Juk Krišnai supersielai, jisai yra ir mikrobose, jisai yra ir išmatose, bet Krišna būdamas išmatose, jisai nesusiliečia su išmatomis, nes jisai yra švarus ir jo kūnas yra dvasinis. Nežinau, gal truputį nukrypau, nežinau, kiek ar atsakiau ar ne. Tai visą tai, ką mes darom, mes turim transformuoti į tarnystę viešpačiui. Stengtis. Nes labai svarbu mūsų protas ir nuotaika, kurioje mes veikiam. Aš atėjau skaityti paskaitą dabar kam? Ar aš atėjau skaityti paskaitą tam, kad gaut šlovės kažkokies pripažinimą iš jūsų? Ne. Aš atėjau skaityti paskaitą tam, kad perduoti žinią, kurią nori pasakyti Krišna per paramparą, per mano dvasinį mokytą, tam, kad jūs įkvėpti jūs tarnystėj, įsikvėpti pačiai. Mano yra tokia nuotaika. Tai yra tarnystės nuotaika. Aš dar tik tai mokausi, aš dar tik esu tame etape. Mes visi esam tame etape, mes tik mokomės. Todėl kartais mums būna sunku transformuoti savo tos visus norus į nuotaiką Krišnai. Bet mes mokomės. Ir aš tikiu, kad mes išmoksim. Gyvenimas iš gyvenimo, juk mes einam pas Krišną. Mūsų kelias yra, jau jeigu jūs čia esate, jūs esat visi ypatingi, jūs esat sielos, jūs esat laimingos sielos, nes jūs esat dvasiniam kely. Jūs pagalvokit, kiek yra tūkstančiai, milijonai žmonių, kurie visiškai nežino nieko apie Dievą. Arba apskritai net nežino, kas yra dvasinė praktika. Tai jie yra nelaimingi. Ir mes turim tuo dalintis, mes turim nešti žinią. Mes turim galvoti apie kitus. Ir mes nebereikalo meldžiamės. Mes sakome mantras, vančia kalpa truba šia krypa sudurėva čia patitanam pavanėbijo, vaišnavėbijo namo namaha. Ta prasme, ką reiškia šita mantra? Kad mes lenkiamės visiems vaišnavams, pasiaukojusiems viešpatės pasiekėjams. Ir ką tai reiškia? Kurie kupini
užuojautos puolusioms sieloms. Tai yra, mes turim tą atjautą ir mes norim padėti kitiems. Ir Krišna jau šneka per mus. Mes ne egoistiškai, mes ne savo, ne dėl savęs tai darom, mes norim padėti ir kitiem, mes dalydamės šventų viešpatės vardų, einam, darom harinamas, giedam, žmonės nesupranta, rodo pirštais, dar kažkaip šaipus ir taip toliau, bet mes jiems duodam Krišną, nes mes nenorim, kad jie kentėtumėm, nes mes patys žinom, kas yra kančia, nes mes kenčiam šitam materialiam pasauliu. Mes norim dalintis to gėriu, kurio duoda Krišna, bet Krišna to ir moko. Mes turim aukštesnį skonį ir jau mes susilietėm. Ir kai mes esam laimingi, atlikdami tarnystę, jau mes bent kažkokią mažą dalylytę procentų esam pajautę šitą skonį. Tai jūs įsivaizduokit, koks yra stiprus skonis dvasiniam pasauliu. Mes tik tai mažą dalylytę prisilietę ir jau mes būnam laimingi. Gaminat virtuvį, jaučiat kažkokią tokią palaimą, skaitai paskaitai, jauti palaimę, tarnauji dievybėm, plauni grindis, nesvarbu kokią darai tarnystę, nes Krišna yra čia su tavim kartu, tik mes esam tokie riboti, kad mes nesuprantam, mes džapą kartojam ir Krišna yra čia. Ir jeigu mes džapą kartojam ir žiūrim į mobilų telefoną, Krišna išeina labai toli. Jis sako, kad Krišna yra labai arti ir labai toli. Jis yra toli tuo momentu, kai mes nukrypstam ir pasiduodam Majai. Jeigu mes atsiduodam Krišną ir galvojam apie Krišną, transformuojam save į tarnystę Krišnai, Krišna ateina pas mus, ar jūs galite suvokti, kad tuo momentu, kai mes tengiamės iš viso širdies kartoti džapą, Krišna yra čia, bet mes nesuprantam, mes tiesiog sėdim ir kartojam Hare Krišna, mechaniškai, bet Krišna čia atėjęs ir mes jį galim pajausti. O kiti klausia, kaip pamatyti viešpatį, bet ar tu turi tas dvasinės akis, kad tu pamatytum ir kodėl Krišna tau turi pasirodyti? Kuom tu toks ypatingas, kad Krišna tau gali pasirodyti? Krišna renkasi, kam pasirodyti. Ne mes renkamės, kad aš noriu, kad tu man pasirodyt. Kas tu toks? Kas tu toks esi? Krišna yra išaukštintas. Krišna jisai yra visako šaltinis, aukščiausias Dievo asmuo. Jis yra mūsų visų širdise. Ir mes, pavyzdžiui, kai lenkiamės, pirmiausia, ką mes lenkiamės? Mes lenkiamės super sielą esančiai širdyje, paramatmai. Ir tada lenkiamės tam Vaišnavui, kuris tarnauja Krišnai. Tai va. Gerai yra, kad mes visada turim tą tendenciją užmiršti ir galvoti, kad materialūs dalykai mus patenkins, mes gausim tą, būsim, tada būsim laimingi. Realiai visi turim tą tendenciją. Bet realiai, jeigu išlaikyti tą bendravimą su bhaktais, jie visat primena. Atrodo, jeigu tu jau esi gavęs tą skonį, patiri, ką reiškia ten kirtanas, harinama, knygos, dar kas, viskas. Ir tiesiog jeigu išlieki su bhaktais, realiai ir vis primena tau tą skonį ir viską. Ir tiesiog, atrodo, vis sustiprina tą norą tobulėti. Atrodo, pats svarbiausias dalykas būti su bhaktais. Taip, tikrai taip. Ir Krišnai labai patinka, kai mes esam su bhaktais. Ir kai mes bhaktam tarnaujam, Krišna atkreipia įdėmesį tada į mus, nes Krišna, jis yra tiek maloningas, kai jisai pildo norus. Jisai apsireiškia čia ar čia avatara, jis apskritai, įsivaizduokit, jis apsireiškia kaip dievybė šventykloje, jo? Reiškia, ten nėra paprasta murti, kuris stovi šventykloje. Tai yra pats viešpats. Jisai atsiduoda, jam ant tiek bhaktas yra brangus, kad jis leidžia jį rengti, daryti abhišeką, maitinti. Jis, tuo prasme, tu užmesgi santykį, tai įsivaizduokit, ant kiek Krišnai mes esam brangus. Tai va, jam bhaktas yra labai labai brangus. Dar gal turit klausimų? Eglė turi gal? Klaus. Ačiū labai už paskaitą. Tiesiog išsižiojus klausiau. Tai va, šiaip Gadadharos labai geras klausimas, ypač antras buvo, aš irgi lygiai tą patį klausimą turėjau, tai toksai labai papildė. Antras klausimas, kaip neprisimenu. Bet visgi, kodėlgi mes nesuprantame, kad mes kenčiam be Krišnos, kai esam atskirti, nes vis tiek daug yra gyvų esybių, kurios tiesiog nesuvokia ir net jeigu išgirsta viešpaties vardą, jie spjauna mums ten dar kažką. Todėl, kad mes pavydėjom Krišnai
Mes pavydėjom Krišnai ir mes norėjom viską reguliuoti ir kontroliuoti, mes norėjom jaustis taip, kaip Krišna jaučiasi ir iš to pavydo mes atsidūrėme čia, šitam materialiam pasaulyje. Ir mes dabar taip darom. Mes taip darom, mes galim savo nepripažinti, bet mes taip darom. Mes norim kontroliuoti, reguliuoti, kad būtų pagal mane, taip kaip aš pasakiau, taip kaip aš, va tas, va aš visą laiką. Ir mums reikia dar užaugti iki to, kad būtų Krišna, o kaip Krišna nori. Krišna taip nori ar taip nori, o va taip ar va taip. Krišnai tas patinka ar tas patinka. Bet mes vis tiek, mes dar esame tame lygyje, aš kalbu apie save, nešneku apie jūs, šneku apie savo lygį. Vis tiek aš gaminu valgyti savo, o tada Krišnai pasiūlau. Tai koks tai yra lygis? Tai vėlgi rodo žemą lygį. Jeigu aš gaminu Krišnai ir galvoju apie Krišną, kaip jį patenkinti, ir jeigu lieka ten prasado, jo, tada aš valgau, tą šlovinu prasado. Tai va čia yra aukštas lygis. Yra tokių bhaktų, kurie gamina dėl Krišnos, aš pažįstu ne vieną. Tai va. Tai čia yra tokie dalykai, nes visą laiką su aš. Bet mes, kaip sakė Šrila Prabhupada, mes stovim po dušu. Ir tas dušas mus plauna. Visas tas mūsų materijos užterštumą, mūsų sąmonę, mūsų pilnai valo. Mes tą užteršimą mes praplausim, išvalysim. Reikia laiko ir ne vieno gyvenimo. Nors, kaip kas čia sakė, Bhaktivinoda Thakuras sakė, kad reikia, dabar neatsimenu Šrila Prabhupada ir Bhaktivinoda Thakuras, nes vienas sakė, kad užtenka 3 gyvenimų, reiškia pereiti 3 pakopas. Madhyama Adhikari, atsimenat šitas, Kaništa Adhikari, Madhyama Adhikari, Uttama Adhikari, šitos 3 lygius ir viskas. Jau trečiam gyvenime jau tu gali išeiti, iškeliauti, būdamas Uttama Adhikari, žiūrėdamas į visus super sielos akimis ir matydamas tai, tu matai sielą, tu nematai iš to kūno. Nu čia tas jau aukštas lygis. Arba, kaip Krišna irgi Bhagavad Gitoj sako, kad mes galim praktikuoti taip, kad mes išeitumėm labai greit, nu Šrila Prabhupada savo komentarę. Tai va, tai koks mūsų pasirinkimas. Mano, tai aš žinau, kad man reikės ne vieną gyvenimą praktikuoti tam, kad apsivalyti. Aš turiu daug prisirišimų ir visko. Bet yra tokių bhaktų, kurie man pažįstu, kurie vat tiki, pavyzdžiui, Narendra Chaitanya Prabhu. Jisai tiki, kad jisai, jeigu jis praktikuos labai rimtai, jisai gali po kelių gyvenimų iš čia išeiti. Gali šitas gyvenimas būti paskutinis. Bet čia vėl tikėjimas irgi turi daug reikšmės. Tai, kad tu darai iš vidaus. Dar? Iš kurgi visgi atsiranda tas pavydas Krišnai? Nu, tai tu pagalvok, jeigu Krišna pats gražiausias, pats nuostabiausias, pats galingiausias, pats išmintingiausias, kaip tu gali nepavydėti? Tai mes visi kažkom, jeigu mes savęs neapgaudinėsim, mes puikiai žinom, kad mes žiūrėdami, pavyzdžiui, gražų žmogų, galim jam pavydėti, nes jis gražus tas žmogus. Mes galim pavydėti kažkokių tai savybių. Mes galim, per kirtaną sėdi, gali pavydėti, o kodėl jis taip gražiai gėda? Nu čia yra pavydas, natūralus pavydas ir visi mes pavydim. Mes to garsiai sakysim ar nesakysim, mes tą turim visi. Vis tiek kažkam kažko pavydim. Taip yra. Tai va tas pavydas ir buvo, kai mes Krišnai pavydėjom ir mes atsidūrėm čia, kur mes dabar esam šitam materialiam pasauliu. Bet vėl, Krišna yra toks maloningas, kad jis mums viską atleidžia. Gali užlieti be priežastinę malonę, leidžia mums praktikuoti ir suteikia mums galimybę, šansą grįžti atgal pas jį. Nesvarbu, kaip mes su juo pasielgėm. Tai mes padarėm negerai. Jis duoda mums pasirinkimą. Tai jau. Dar kažkokį klausimą? Čia labai filosofiniai sunkus klausimas. Tai dar atsakoma, dėl ką, ar pavydėjom, ar kaip saka, kūriamas miestas ir statomas kalėjimas. Taip veikia. Iš kitos pusės, jeigu ten yra viskas absoliutu ir mes turim tai iš kur, lik ir neturėtų nieko būti, logiškai. Mes turim ten būti laimingi, tai iš kur ta absoliučiai prasme yra, toks nelogiškumas, iškyla. Tai atsaka, taip saka, yra miestas, yra kalėjimas, nes kažkas vis tiek
bus tie, kurie streikuos, bus nepatenkinti. Tai va. Čia tiesiog, matot, mes nesuvokiam, absoliutą nesuvokiam, tai mums iš savo poziciją žiūrėti ir bandyti absoliutą suvokti, tai mes vis tiek nesuvoksim, kad ne taip yra. Taip, tikrai taip. Ir sako, kad viešpats yra beribis. Ir kai žmonės galvoja, kad viešpats turi tik tai vieną varbą, arba viešpatės forma tokia, kokia jis apsireiškia, yra tik tokia. Ir kaip sako, kad kiekviena konfesija yra pati geriausia, kai pradeda sakyti, jau mano kelias yra pats geriausias. Tai vėlgi, ką rodo mūsų sąlygotumą ir ribotumą rodo. Kokie mes esam riboti, o viešpas parodo, kiek yra dvasinių kelių, kiek yra praktikų, kiek yra viską, koks jisai yra beribis. Jisai mums duoda kelią, kokiu keliu mes pasirinkam, tai čia yra vienas vieną kelią pasirenka, kitas kitą. Tikslas mūsų vis tiek grįžti pas aukščiausią Dievo asmenį, pas Krišną. Pakilti aukščiau virš rojinių planetų, nesustoti ties rojinėmis planetos, neišlipti toj stotelį. Kaip sakė Vidžai Lila, ne Vidžai Lila, sakė Matura Lila prie. Nesustokime, nesusigundykime ir neišlipkime rojinėse planetose, nes mes jeigu sustosim rojinėse planetose, kas iš to? Mes vis tiek galim atgal grįžti, mes jau tada nebepakilsim į viršų. Mes turime išlaikyti tą egzaminą ir keliauti toliau pas Krišną, Krišna Loka, Goloka Vrindavaną, aukščiausią planetą, pas aukščiausią Dievo asmenį Krišną. Taip. Tada gausim dvasinį kūną ir keliausim pas Krišną. Gerai, Šrimad Bhagavatam ki, Šrila Prabhupada ki, Gora Premananda. Gerai, kažkiek šiandien šiek tiek užtrukom, pagėduosim dar, Nirsimkai. Namaste Narasimhaya